Koks būtų jūsų bendras komentaras apie rungtynės, apie jų eigą? Dėkui, ką pirmą kėlinį, taip sakant, išėjom nelabai gal ir pasiruošę, kažkas tokio, pramiegojom pirmą kėlinį, tada bandėm kapstytis ties antrų kėlinių ir parodėm tikrai gerą kovą antram ir trečiam kėlimui. Ir pirmajame kėlinyje iš tikrųjų buvo labai sunku pačioj pradžioj ir kai trečią įvartį praleidote, treneris paėmė minutės pertraukėlę. Ką būtent akcentavo toj pertraukėlėje, nes vėliau pradėjo geriau kloti žaidimas? Sakant, treneris paėmė pertraukėlę, tai vadinama, tai pasakė, gal vyručiai jau pradedam atsibusti reikėtų, nes, ką mes žaidėm pirmasis 10 minučių, tai iš ties buvo tragedija, nes žiūrėjom savo žmonių ir teko praleisti 3 greitus įvarčius. Ir kalbant apie antrą ir trečią kėlinį, atrodo, Pankai laikė jūs tokiu patikimu atstumu, jums neleido prisivyti. Kaip manai, ko trūko, kad perlaužti ir kad būtų galima prisivyti bent jau iki vieno įvarčio, kad pradėtų biškį degti Pankai? Šiaip neblogai jie užeidavo mūsų gynybos zonai ir puolimo zonai, prispausdavo mus prie bortų, visą kitą neleisdavo aktyviai eiti ant vartų. Tai manau, tas ir taip tokia spragelė gal ir buvo tokia, kad neleido damušti prie savo vartų, negalėjom eiti normaliai, tas ir pakišom koją. Tai treneri, puikus renginys žiūrovams, o kaip jums, kaip vertinat komandos pasirodymą? Žiūrovam tikrai turėjo patikti šitos rungtynės, bet komanda vertino tikrai gerai, labai gerai sužaidė, paskutinės jau keletą varžybų taip žaidžiam, atvažiavo dar keli nauji žaidėjai, tikrai, manau, įneš mums to šviežumo tokio ir, manau, sekančios varžybos ruošimės ir bandysim kabintis. Ir tai buvo jau 4 rungtynės prieš Energiją ir visus prieš tai 3 kartus pralaimėjot. Ar kažką specifiško keitėt, ar ta pati formulė veikia šiandien, tik tais kažkokia gal sėkmės, kažkoks variantas? Iš tikrųjų, tai pirmas buvo gan anksti sezono pradžia buvo, tai tokia buvo sunki mūsų, bet kaip ir žinom, kad mums pradžia sezono visada būna sunkios, abiem komandom, manau, nes be ledo būnam, tik pradedam čiuožt rugsėjį, tai dabar, manau, įsivažiavom, gerai dirbom tarp šventinių laikotarpių, tikrai daug salės buvo, daug treniruočių buvo sunkių, tai manau, vaikinai tikrai dadėjo ir su kiekvienam rungtynėm tikiuosi bus lengviau. Ačiū. Prašau.